viskas prasidėjo iš tikrųjų taip paprastai, gal net kai prasidėjo, tai net nebuvo minčių tikriausiai, kad į tai išsivystys. Prasidėjo nuo to, kad mes darbe, anksčiau reklamos agentūrai buvom nusipirkę stalą, gerą stalą žaidimui, žaidėm ir taip pamėgom žaisti, dalis žmonių net metė rūkyti, pradėjo žaisti stalo futbolą vietoj puikų pertraukėlių, rado tai kaip puikų resetą vidury darbo dienos, kada tavo galva pilna darbų yra, kai tu atsistoji prie stalo, tavo tos emocijos pradeda trykšti, tu užmiršti visus rūpesčius, ir kartu kitaip negu nuo palūkimo pertraukėlės grįžti nesušalęs ir apspangęs, o tu grįžti tik visiškai šviežias ir dar su padidėjusiu tonusu.